Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Laida Mokslo langai. Pavasarį pradeda vegetacija didžioji dilgėlė. Jos žaliavai yra naudojami pavasarį lapai, gali būti antžeminė dalis, taip vadinama žolė, gali būti kasamos dilgėlių šaknis, o dilgėlių vaisiai ir sėklos renkami rudenį. Dilgėlės jos yra labai plačiai pastaruoju metu tyrinėjamos ir įvairių šalių mokslininkų. Nustatyta gausus kiekis įvairių grupių biologiškai veikliųjų junginių ir indikacijos yra aprašytos Europos vaistų agentūros augalinių vaistinių preparatų komiteto ir kaip tik tai yra pagristas dilgėlių preparatų terapinės indikacijos, tai šlapimo išsiskyrimo skatinimui, siekiant išvalyti šlapimo takus kaip papildoma priemonė, gydant šlapimo takų sutrikimus, sąnario skausmų malšinimui ir liaudies medicinoje yra naudojama kaip odos pleiskanojimo atvejais gydymo priemonė. Italijos mokslininkai nustatė, kad dilgėlių šaknų ekstraktas mažina kraujospūdį. Ir atlikti eksperimentiniai tyrimai rodo būtent dilgėlių lapų ekstraktų antihipertenzinį, antioksidacinį, antibakterinį, antivirusinį, priešuždegiminį poveikį. Kartu atliktas yra ir toksikologinis su farmakologiniu įvertinimu tyrimas. Dilgėlių lapų ir šaknų kompleksiniai preparatai, ypatingai kombinuoti su kitų vaistinių augalų ekstraktais, naudojami prostatos hiperplazijos atvejais. Ir aišku, dilgėlių žolė yra nuo senų laikų polivitamininių mišinių sudėtyje, taip pat kaip kraujavimą stabdančių mišinių sudedamoji dalis. Taip pat dilgėlių preparatai gali būti vartojami išoriškai, apsaugo galvos odą, gerina plaukų struktūrą, ypatingai šaknis tam tinka, galima ruošti tinktūras, o dilgėlių antžeminė ir požeminės dalies žaliava yra naudojama ir įvairių šalių liaudies medicinoje kaip priemonė nuo reumato, podagros, odos ligų, gali būti išoriškai dedami ir kompresai, kurie gydo odos opas, nudegimus, egzemas. Dabar kontraindikacijos nevartoti nėščiosioms ir maitinančioms moterims dėl klinikinių tyrimų duomenų trūkumo. Taip pat asmenims, kuriems padidėjęs kraujo krešumas, serga hipertoninė liga ar aterosklerozė. Jeigu ilgai yra vartojami dilgėlių preparatai, galimi skrandžio ir žarnyno sutrikimai, alergija. Kadangi dilgėlė turi diuretinį poveikį, tai dėl to gali sutrikti elektrolitų balansas, todėl vartojant dilgėlių preparatus būtina užtikrinti reikiamą kiekį kalio organizme. Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.